Šiandieną kalbėsiu apie tai, kodėl negalima naudoti skirtingų linijų oksidanto ir dažų dažant antakius. Tai tam, kad mes geriau suprastumėme, kas yra kas, pirmiausiai aptarkime apytikslę oksidanto sudėtį. Kodėl sakau apytikslę? Dėl to, jog oksidanto sudėtis gali skirtis. Tai vandenilio peroksidas H2O2. Vandenilio peroksido koncentracija antakių dažų oksidante gali būti nuo 1 iki 6%. Būtent šis komponentas aktyvuoja oksidacinės spalvų molekulės esančias dažų formulėje, taip leisdamas susidaryti naujai pageidaujamai spalvai. Vanduo H2O tai yra pagrindinis tirpiklis, užtikrinantis oksidanto tinkamą konsistenciją. Stabilizatoriai tokios medžiagos kaip fosforo rūgštis palaiko vandenilio peroksido stabilumą, neleisdamas jam pernelyg anksti susiskaidyti ir užtikrina, jog produktas išliks veiksmingas iki pat jo naudojimo momento. Tirštikliai klampiosios medžiagos tokios kaip karbomeras ar akrilatai yra dedami tam, jog oksidantas turėtų tinkamą konsistenciją bei tirštumą, kas palengvina jo maišymą su dažais ir užtikrina tolygų užtepimą ant antakių. Na ir tokios sudedamosios dalys kaip kondicionieriai ir drėkikliai, tai būtų cetilo alkoholis, pantenolis, glicerinas, jos sušvelnina oksidanto poveikį plaukams, apsaugo juos nuo pažeidimų ir išlaiko plauko sveikumą. Oksidanto procentas nustato cheminės reakcijos greitį dažymo proceso metu. Kuo didesnė vandenilio peroksido koncentracija, tuo greitesnė vyksta reakcija. Kiekvienas prekės ženklas formuluoja savo oksidantą su specifinė vandenilio peroksido koncentracija, kuri yra pritaikyta veikti su šarmu esančiu jų dažuose. Todėl dažai ir oksidantas yra sukurti tartum viena bendra sistema, kitaip tariant, tai tarytum viena bendra cheminė formulė. Todėl nerekomenduojama maišyti skirtingos linijos dažus ir oksidantą. Nesuderinamumas cheminėje reakcijoje, tai skirtingų linijų produktai gali turėti skirtingą vandenilio peroksido koncentraciją, o netinkamas procentas gali lemti pernelyg greitą arba pernelyg lėtą reakciją. Na, o to pasekoje jūs galite turėti netolygią arba tiesiog nenuspėjamą spalvą. Taip pat gali turėti skirtingus stabilizatorius arba skirtingą formulę. Tarkim, tam tikras oksidantas gali būti sukurtas veikti būtent su tam tikrais dažais ir kitos linijos produkto naudojimas gali nulemti cheminės reakcijos sutrikdymą arba jos destabilizaciją. Taip pat reikėtų nepamiršti, jog kai kuriuose oksidantuose yra dedamas etonolaminas, kai kuriuose amoniakas. Tai taip pat yra didžiulis skirtumas tarp šių sudedamųjų dalių. Toliau, netikėta spalva arba prastas rezultatas. Tai jeigu produktai yra nesuderinti veikti kartu, to pasekoje jūs galite turėti netinkamo tono spalvą, pernelyg intensyvią spalvą. Dažai gali, tarkim, nepakankamai gerai įsigerti į plauko struktūrą, o tai reiškia, jog pernelyg greitai nusiplaus. Lygiai taip pat ir apie odą. Dažai gali tiesiog netinkamai įsigerti į odą ir lygiai taip pat labai greitai nusiplauti. Skirtingos linijos dažų ir oksidanto nesuderinamumas gali lemti, jog neaktyvuos spalvinių molekulių tinkamai ir antakiai liks tiesiog nepilnai nudažyti. Plaukų ir odos pažeidimai. Jeigu naudojame nesuderintus produktus, tai to pasekoje galime turėti pažeistus ir silpnus plaukus dėl pernelyg stiprios reakcijos arba per ilgai užtrukusios reakcijos. Taip pat galime turėti sudirgusią ar pažeistą odą dėl cheminių medžiagų disproporcijos arba tiesiog per stipraus aktyvųjų medžiagų poveikio. Nepatikimas cheminis procesas. Tai gamintojai testuoja dažus ir oksidantą kartu,
tam, kad užtikrinti saugumą ir efektyvumą. Jeigu jūs naudojate skirtingas linijas, tai gali būti, jog cheminis procesas bus nestabilus ir nevaldomas. Taip pat gali būti, jog spalvos pigmentai oksiduosis netolygiai ir gali užtrukti tiesiog pernelyg ilgai. Tai kosmetikos gamintojai dažniausiai aiškiai nurodo, jog jų produktai turėtų būti naudojami tos pačios linijos. Priešingu atveju komponentų netitikimas gali lemti, kad jūs išgausite visai kitokius rezultatus, negu gamintojas nurodo savo aprašyme. Tačiau jeigu jūs nesilaikote gamintojų rekomendacijų, gamintojas nėra atsakingas už tuos nepageidaujamus rezultatus. Na ir apibendrinant, noriu pasakyti, jog naudojamas kitos linijos dažų ir oksidantų derinys gali lemti tiesiog nepageidaujamą spalvą, prastą rezultatą, prastą išliekamumą, kliento plaukų ir odos pažeidimus. Tad siekiant apsaugoti savo klientus ir išgauti pačius geriausius rezultatus, tikrai rekomenduoju naudoti tos pačios linijos antakių dažų ir oksidanto derinį. Priešingu atveju jūs tiesiog patys esate atsakingi už bet kokias pasekmes.